Niekada nesimatėm, aš nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio sulig atomais. Seku tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žengi kūšėsi Vilnius. Ir kas žaviausia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime paslėptas, tu abuonis mentai, aš panamus mėgstas. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime paslėptas, tu abuonis mentai, aš panamus mėgstas. Mes leidžiam tau dirbti ir tęsti operaciją. O tu sutinki dirbti, prižiūrimas sąstas. Nebus restorano, nebus ir kerimo chebros. Bet su Hašu tu nedirbsi. O su kuo aš dirbsiu? Prižiūrėsi degalinės autoservisus. Ateikčia! Metus daugiau nesukalinsi. Supratai? Nesukalinsi daugiau. Rankas! Paleska, rankas! Gerai, gerai, žmogau. Už galvos rankas, sakau! Nedaryk staigių judesių, gerai? Raukis atač! Raukis! Viskas. Kas? Palauk, kada tai vyko? Ten buvai? Lauk, gaisrininkai ką sako? Lauk, gerai, klausyk, varyk čia. Staigiai varyk čia, viską papasakosiu. Nu va, čia tu būsi saugi. Pasilgsi manęs? Nu, baig, gerai? Tai nusišypsotum, bent pasakytum kažką atsisveikinimui. Nu, ašgi viską pasakiau jau. Tai apkabink gal bent. Nežinia, kada vėl pasimatysim. Nu, gerai. Nu, viskas bus gerai. Gerai. Nu, klausyk, baig. Gana tų seilių. Gi kalbėjom jau. Mes pasimatysim. Pasimatysim ir tavo mokslų metu, ir po jų. Viskas bus gerai. Dėkui. Tu man tikrai labai daug padėjai. Gerai. Eik dabar. Eik. Tai padegimas. Žinoma padegimas. Viskas sudėjo, viskas.
salė, įranga, alkoholis, produktai. Mažiausiai 1,5 metų remontuosime. Gal ilgiau. Sajano darbas, kaip manai. O kieno daugiau? Blogai, Achmedai, blogai, labai blogai. Kiek babkių reikės? Mažiausiai 300 000. Gal net 500 000. Tu achujėla. Iš kur tiek babkių paimsim? Tai fūra su preke stovi. Preke parduosi, bus pinigų remontui. Prekes pirmiausia parduoti reikia. Mažiausiai 2 savaitės. Babkių reikia dabar. Supranti? Praras pinigus yra blogai. Achmedai, bet yra blogesnis dalykas, svarbesnis dalykas. Žinai koks? Koks? O toks, kad dabar Kerimo nieks negerbia. Jeigu jo restoraną sudegino, vadinasi, jo negerbia. Dabar kiekvienas duchas mane gaidint gali. Gerbiamas Ryti, situacija yra labai rimta ir ją išspręstų tik tai jūsų naujas kreditas. Palaukit, aš su jumis jau kalbėjau tą temą. Ar jūs nepamenat? Aš galiu detaliau jums viską išaiškinti. Anksčiau paimtas jūsų kreditas dar nėra grąžintas. Gerbiamas Ryti, jūs ne iki galo mūsų supratote. Mūsų ištiko nelaimė. Mūsų restoranas sudegė, turbūt girdėjot. Per klaidą jis nebuvo atdraustas, tai mums dabar labai reikia lėšų remontui. Mums labai sunku. Ir aplinkui yra daug pavydžių žmonių, suprantate? Negera linkinčių žmonių. Ir vienintelė viltis mūsų yra jūsų naujas kreditas. Patikėkit, aš jūs suprantu, bet padėti jums nieko negaliu. Sudėjau. Tai neduosi mums kredito. Ašgi aiškiai pasakiau. Ne. Aišku. O žinai, kas mūsų restoraną padegė? Prie ko čia restoranas? Tavo žentas. Maksas Dadjanis. Supranti, ką tai reiškia? Jūs man grasinat? Aš tik primenu, pranešu, kad tavo šeimos narys, tavo šeimos, užsiima labai nešvariais, juodais darbeliais. Argi čia grasinimas? Išeikit. Kitaip aš iškviesiu apsaugą. Von! Išeisiu. Сука, блядь! Oi, be reikalo. Oi, be reikalo sumišti. Ką sugalvoji, Kerimai? Nubausiu šunį. Pasibučiuojam? Baig. Ką pasakyti valdžiai? Kaip natelė paskerimą? Gerai. Matai, sveiki, gyvi. Tik pusryčių nedavė. Na, kokias užduotis tau patikėjo Kerimas? Kol kas jokių. Šiandien susitinkam apsitarti. Gerai, dabar žiūrėk. Taip, tau reikia išsiaiškinti,
Ta fūra yra Lietuvoje ar jau iškeliavo į Vokietiją? Čia įsakymas? Taip. O kodėl jums ta fūra taip rūpi? Kvailas klausimas. Fūra yra prekė, o prekė yra pinigai. Čia yra ir tavo interesas surasti. Nu gerai, o ką man daryti radus ją, aš tiekėjo kontaktų neturiu. Tau reikia perimti Kerimo biznį ir jį pradėti kontroliuoti. Matai, kaip tu informuota, matai aukštas pareigos, a? Nu, tau to nebūtina žinot. Klausau? Supratau. Gerai, būsiu. Va. Kerimas skambino. Už valandos susitinkam. Supratau. Jeigu būk atsargus, gerai? O tu manim čia taip rūpinės, a? Žinok, tai pravirksiu iš laimės, lik sveika. Jūsų mokyt nereikia. Sprogmenį padėsit prie namo. Padarysim. Ne pirmas kartas. O ką mes sprogdinam? Vieną bankininką. Labai gerai apie save galvoja, nieko nebijo. Todėl tegul garsiai iškeliauja, tegul visas Vilnius išgirsta. Visa Lietuva turi išgirsti. Taip. Pasieksit jį, palydėt iki namų, patrinėt aplinką. Šį kartą viską tvarkingai padarom. Be fokusų. O kaip mes jį pažinsim? Achmedas parodys tą šūnį. Nu kas tokio nutiko, kad negalėjom namie pakalbėti? Prisėsk. Maksai man grasino. Kas? Kerimas. Vat atėjau su savo parankiniu ir pradėjo man grasinti. Ką konkrečiai sakė? Ką sakė? Sakė, kad tu jo restoraną sudeginai ir dabar atėjo prašyti kredito, kad galėtų viską sutvarkyti. Aš tikiuosi, jokio kredito nedavėt. Aišku, kad nedaviau. Teisingai. Kas teisingai? Kas teisingai? Kaip man dabar teisingai pasielgti? Kaip man save apsiginti? Nerėkit, ramiai įsidėkit ir viskas. Nieko Kerimas jums nepadarys. Nepadarys, tu tikras? Tikras, Kerimas tik gąsdinti rimtai moko, dabar be to jis pilnam šūdė sėdi. Jam neapsimoka šviestis, taip kad sėdėkit ir nebliaukit. Gerai. Gerai, galbūt, Maksai, bet aš niekaip nesuprantu. Kodėl tu su jais susidėjai? Tu net į vestuves juos buvai pasikvietęs. O va čia jau yra mano asmeninis reikalas. Buvau pasikvietęs, reiškia taip reikėjo, aišku? Aišku. Gerai, nes jūs nei pusės dalykų apie Kerimą nežinot. Ko aš nežinau? Nieko nežinot. Kad jis mane kelis kartus vieną pasaulį pasiųsti bandė. Nežinot. Kad jis mano automobilį susprogdino. Nežinot. Kad mano vairuotoją nužudė. Nežinot. Tu rimtai? Rimtai. Maksai, čia reikia elementariausiai policiją iškviesti. Aš jums duosiu policiją. Jokios policijos, aišku? Tai yra mūsų šeimos reikalas ir aš pats išsiaiškinsiu su Kerimu. Ar aš aiškiai pasakiau? Aiškiai, jokios policijos. Gerai. Košmaras. Girdėjau, restoraną sudegino. Akis. Nekreip dėmesio. Koks niekis? Tu ką padėgėjom nieko nedarysi? Nebuvo jokio padėgimo. Trumpas sungimas, gaisrininkai taip sako. Kerimai. Toks gaisras. Toks gaisras, čia tik padegus, viskas sudegė. Ten buvai? Matai? Ne, nebuvau, nemačiau. Sako, kad čia Sajano darbas. Kas sako? Visi. Čia gandonešis ir be to tai ne tavo reikalas, var ne? A ne? O tai kas mano reikalas?
Tavo reikalas yra prižiūrėti mano degalinės ir autoservisus. Kad tenai nieko blogo neatsitiktų. Todėl imk savo vyrus ir tvarkykite. Nu, bet mes tavim netaip tarėmės. Kada? Anksčiau, kai tarėmės kartu prieš Sajaną eiti. Seniai tai buvo. Ir pamiršk Sajaną. Aš jam neturiu jokių pretenzijų. Mes draugai. Brolis tau nieko nepadarys. Gali nebijoti. Kodėl tu man tą sakai? Nes jis norėjo tave užmušti. O kas dabar pasikeitė? Mums negalima kalbėti. Eik. Nu, kaip? Kažkas su Kėrimu ne taip. Ko taip galvoji? Jis man pasakojo, kaip su Dadieniu labai draugaujam. Cirkas kažkoks, taigi Dadienis supleškino restoraną. Tai va, blėt. Sakau, kažkas ne taip. Kažkiek huine. Pizdu važiuojam. O kur varom? Pažuką susterku, po to į degalinę. Palauk. Kėrimas kažką sugalvoja. Tu žinai apie tokį Sajaną? Žinai? Jeigu ką nors sužinosi apie jį, papasakok man. Man tai labai svarbu, gerai? Gerai, eik. Tai dabar jau galim varyti? Varom. Įsimylėjai? Labai juokinga. Есть? Есть. Точно есть. Tai tu įsitikinusi, kad kontroliuoji varną? 100%. Iš kur toks įsitikinimas? Aš jį jau pakankamai pažinau. Rimtai? Taip. Varnas dirbs tvarkingai. Be problemų savo ir mums. Tu tik tai nesuklysk. Nes jau vieną kartą suklydai smarkiai. Tai buvo atsitiktinumas. Nu. Kas čia per šūdas? Gal galėjot geresnės kokybės atspausdinti? Vyrukai supras, ne idiotai. Banką parodžiau, mašinos numerį užsirašė. Nu, tada gerai. O tai žinai mus išpizdi. Dar ne tą susprogdins. Aišku, šitą galima užskaityti kaip treniruotę. Blogai juokauja Kėrimai. Negeriau būtų sprogdinti patį Sajaną, ne jo Uošvį. Palauk, neskubėk, ateis ir Sajano eilė. O dabar tegul bankininkas paskraido, jis jau mus antrą kartą įžeidė. Tai buvo tikras įžeidimas. Skaudės ir Sajanui. Čiagi jo žmonos tėvas. Abiem gedulas. Pritariu.
Gerai sugalvoja, Kerimai. Kur sprogmenį padėsi? Prie namų. Grįžta pavargęs bankininkas namo. Pyst! Ir nuovargis išsisklaidė. O dabar tikrai buvau juokinga. O todėl, kad teisinga. Todėl juokinga. Todėl. Ką čia darai? Šnipinėjimus? Ne, ką tu? Aš atėjau pasakyti, kad pietus jau. Ai, blėt. Labas. Labą dieną. Va, atvedžiau. Tu čia jam viską parodysi. Gerai, parodysiu. Aš Vidmantas. Aišku. Aš prisipilsiu pilną baką. Po to užsirašyk ant šeimininko sąskaitas. Žinoma, kaip visada. Varom. Все, давай. Varnas čia. Matau. Leila? Taip. Pirtį iškurenk. Gerai. Ir malkų negailėk. Mes mėgstam karštą. Supratau, broli. Ką jūs čia darot? Pietaujam. Pietaut mieste reikia. Laiką deginat ir benziną. Už benziną mes patys susimokam, už maistą irgi. Nu ir kas? Jūs čia sėdėt, autoservisas be apsaugos liko. Važiuojat greitai. Mes pavalgyt galim? Ne. Nesupratai, autoservisas be apsaugos. Gerai. Einam. Atsimkit daiktus. Dar ilgai mus žemins tas kalnožys. Nusiramink, jau nebedaug jam liko. Bet kaip aš norėčiau žemti. Eik. Tas vyras, Sajano Ošvis, bankininkas, jį susprogdins. Kada? Nežinau tiksliai. Bet tu man pasakysi taip? Kai sužinosiu. Šitą informaciją man labai svarbi. Tavo vardas Leila? Taip, bet eik jau dabar, mus pamatys kartu. Be reikalo tu vardą pas mus priėmė Kerimai. Oi, be reikalo.
Nebereikalo. Yra mintis dėl varno. Kokia? Ne mano mintis. Kieno? Boriso. Užversti varną reikia, Kerimai. Jis mentam dirba. Žinau, tegul dirba, tegul stengiasi. Ką tu šneki, Kerimai? Varnas turi mirti, jis išdavikas tokia tvarka. Žinau, tik palauk minutėlę, yra dar problemėlė. Kokia? Moteriškė. Kokia dar? Nepatikėsi. Sesutė Leila. Darga. Varyk. Pamūž, biškį. Jo, sunkus darbas. Davai pažadinsi mane, gerai? Klausau. Reikia susitikti, turiu svarbios informacijos. Ne telefonu apie tai. Tu primės, kur draugelis pasakoja istoriją. Žiema, čia buvo, kai prisnygė tavo baisiai. Eina, žiūri, kurva, senis, girtas, ble, duobė guli, žinai. Sako, kurva, ką darom, ble? Sako, iškviečiam tą greitąją, nahu, žinai. Nu, karočią, iškviečia tą greitąją, laukia greitosios. Net važiuoja, ten 10-15 minučių. Tas senis peipelėtis, nahu, pradėjo, žinai. O, klientai. Nu, žodžiu, tai tas senis pradėjo peipelėti, žinai. Kurva, sako, tai dabar, ble, atvažiuos tą greitoju, to senio kurva nebėra. Tai mum chujovai. Paina tas vienas, kaip jisai pildo tam senį kurva, sako, tu gulėk, na. Начальник, колонки не веки. Tu pažiūrėsiu. Čia nieko, ble. Kaip man buvo. Na. Mes tai matėm tokį, žinai, kur... Ble, kavo. Бабкис! Бабкис, гляньте, давай! Как посаксист? Ты что, ой, кума! Вот их, Мажейну! Ты еще и машины не было. Что, погнали! Блядь, жмусь! Блядь, куры жгут! Каждый борщевнику посакисил! Блядь, не Мишку нахуй, че гондоня, курва! Пошел нахуй, блядь! Gerai, pritelė. O, dabar jauno šalto vyno reikėtų išgerti. Oi, nekalbėk apie vyną iškart. Restoraną prisimenu. Kaip peilių per širdį. Viską suremontuosim, Kerimai, viską. Kada? Ir už ką? Atsidarydam, nespėjama. Nepergyvenk, tai brangusis, Kerimai, sutvarkysim viską. Nu, nervuoja. Nu, atleis, bet nervuoja, suprantai. Ir dar tas Janas. Nu, negaliu, suka. Klausau. Klausyk, tu gali nerėkt. Ramiai pasakyk. Supratau.
Atvažiuoju tuoj. Kas? Degalinės apiplėšė. Pizdец. Блядь. Visus pinigus paėmė. O aš sėdu. Nieko padaryti nesugebėjau ir iš viso laukia kavą geria. Jo. Apsišikot vyrai. Nu, ir kur tas Varnas? Nu, turi pasirodyti. Kokia jis ten turi svarbią informaciją? Nu, sakė svarbi, bet ne telefonu. Nu, gerai, laukiam. Jurgi, reikia pakalbėti. Apie ką? Nu, apie mūsų žmogų iš Biržų. Ai, bet tą barmenę? Taip, taip. Jai reikia padėti, ją medžioja. Kas? Nu, toks Latvis, jis su princai sukasi. Vakar vos jos neužmušė, vos pavyko ją išgelbėti. Nu, aišku, supratau. Latvis? Latvis. O kur dabar ta vakarė? Dabar bendrabutį ten jie pasirūpins. Ją reikia pasaugot. Ji mums gali būti labai naudinga. Nu, tai kur tas Varnas? Varne, tu kur? Matau. Varne! Blet, kas čia vyksta? Kur tos klaunus gavai? Huliganų išsigando apginti nesugeba. Aš išsiaiškinsiu. Per vėlų aiškintis. Visas babkės paėmė. Gal čia tavo reikaliukai, ką? Kokie, blet, reikaliukai? Gal šitie durneliai specialiai nieko nedarė, a? Tu čia galvoji, kad mes apvogėm degalinę, a? O ką? Ne? Ne, nu pizdėts, Kerimai, aš tavęs nesuprantu. Nu, nichuja nesuprantu. Vieną dieną tu brolis čia, net brolius vaidinam. Kitą dieną tu mane išdaviku vadini. Aš nežinau, tai gal reikia rišt, kažkaip neišeina mums kartu dirbti. Dabar neišeina rišt. Nuostolius reikės atlyginti. Nu ir kiek aš tau skolingas? Achmetas paskaičiuos. Viską suskaičiuos, tada pasakysiu. Ruoš babkės. Čia, blet, nerūkoma nahui. Blet! Darbo jam, suka, trūksta, darbo! Suka, daviau darbo, tu nahui. Ką? Kurva, apsišikai nahui, apsišikai, blet. Čia bibienė nahui, didelė, blet, bibienė! Nu tai kurva, su montiruotėm, blet, su beisbolkėm, nahu, va tokiem balai, blet. Blet, mes peilį vieną turėjom kurva, vamzdį davėjai, nedavėjai. Vamdžio tau, suka, reikia. Blet, su vamdžiu kiekvienas šustras. Kurva, žukas, blet. Kečiausias Biržų bahūras, vamdžių jam reikia. Apsišikomės prieš Kerimą. Reikėjo nahui, blet, į bagažinę. Ir į mišką, blet. Tau, blet, reikėjo pasilikti nahui ir pabėgti. Viskas, blet! Suko skolą gražinsit. Abudu, blet. Tapu nahui ir viską, blet, išlaižot. Pizdina! Pizdini, blet! Suka, blet. Blet, aš esu nahui perpūsiu vieną dieną. Kas yra? Kas ten yra? Viskas paskui jį varom. Varom, blet.
Nori mane nušaut? Davai, šauk. Šauk, varnai. Elena neturėjo nė menkiausios galimybės išgyventi. Ne aš, tai kitas, varnai. Tai buvo princo sprendimas. Nori atkeršyti už ją? Šauk. Šauk! Brolis man sakė, kad su Dadijaniu turi problemų. Aš irgi jam pretenzijų turiu. Kokių? Skolingas man liko, neatsiskaitė už darbą padarytą. Varnai, davai be emocijų. Mesgi su tavim praktiški žmonės, Vardai, nuleisk šitą durą. Arba šauk, jeigu durnas. Nu, blėt, žinojau, kad tu nedurnas, Varnai. Молодец. Biznis svarbiausia, ne? Važiuojam. Nu tai kokia čia chuinia, Audrė? Tai užimta, tai ragelio nekelia. Nežinau. Aš tada jau rimtą darbą, Varne. Saugot savo verslą. Lengviau nebūna. Prižiūrėk ir vaikyk huliganus. Pasaka nedarbas. O tu ir taviškiai net šito nesugebat. Ir tu dar esi nepatenkintas, a? Aš viską suprantu, Kerimai, tau dabar sunkus laikas. Sajanas tavo restoraną padegė. Nedegino mano restorano, nedegino. Trumpas sujungimas, aš jau pasakoju. Gerai, nedegina. Bet mes su tavim galim nudirbti didelius darbus. Tu ko nesupratai, berniuk? Degalinė ir yra tavo dideli darbai. Dar autoservisas. Paklausyk, Achmedo. Protingai šneka. Eik dirbt. Gerai. Eisiu dirbt. Bet tau, Kerimai, siūlau gerai apie viską pagalvoti. Nemokyk manęs. Geriau eik. Palauk. Aš sužinojau. Šiandien vakare. Jie taip sakė. Ačiū. Irgi ten aš nesuprantu, ko tu nori. Nu, tokie patys suprantys nešneka su manim, aš tai visada prašau. Koks skirtumas, Maksai, jis mano tėvas. Tu turi su juo pakalbėti. Bet kaip? Tu pati žinai, kad jis žiūri mane kaip kokį niekšą ar banditą. Netiesa, jis tikrai taip negalvoja. Kaip negalvoja, jis pats man neseniai tai pasakė. Ir man sakė. Tai tu pati savo prieštarauji, matai? O žinai, ką jis neseniai dar ištarė? Ką? Jis man pareiškė, kad aš apiplėšiau tuos jo inkasatorius. Ką? Įsivaizduoji? Tai jis dabar tave dėl to kaltina? Jis išprotėjo. Dieve mano. Maksai. Kaip man tavęs gaila.
Na. Ir kur tiek laiko buvai? Negalėjau greičiau. Kėrimas mane kaip šuniuką vaiko. Tai tu dabar pas mus toks paklusnus pasidarei? Turiu vaidinti paklusnų. Teisingai daro, kad vaiko. O dabar grįžtam prie mūsų reikalų. Turi informaciją? Klausau įdėmiai. Kėrimas planuoja tokio bankininko nužudimą. O tas bankininkas yra Dadienio uošvis. Dadienio žmonos tėvas. Puiku. Kokiu būdu vyks pasikėsinimas? Sprogdins. Prie bankininko namų. Kada? Šį vakarą. Tai tiksli informacija, pats girdėjai? Pats negirdėjau, bet informacija tiksli. Sužinojau iš Kėrimo sesers. Negali būti tikslinė dezinformacija. Informacija tiksli. Tai ką, puiku. Viskas klostosi mums reikiamą linkme. Susprogdins bankininką, policijai bus rimti įkalčiai. O tu atsisėsi Kėrimo vietą. Tik tai Achmetą tu turėsi paimti pats. Kitaip tu neišeisi į Vokietijos tiekėją. Kas, Varnė? Kas? Jūs norit nužudyti žmogų? Ne mes. Kėrimas. Bet jūs žinot apie sprogdinimą, jūs nenorite sustabdyti? Jeigu mes tai sustabdysim, nepasodinsim Kėrimo. O nepasodinsim Kėrimo, tu neperimsi Kėrimo biznio, supranti? Tai kitaip neįmanoma be žmogaus mirties. Kas pasidarė, Varnė? Geresnio šanso negali būti. Nedirbu su pistimentai. Bet tau gyvent nusibodo. Net negalvok! Ramiai, ble!